Labas visiems. Na ką, šį kartą su jumis sveikinasi ligonis. Aš aš sergu. Tikriausiai girdite iš mano balso turbūt. Labai atsiprašau už tokį balsą. Ir ką, prisipažinsiu, kad šį video filmuoju dabar, kai su jumis kalbu, nežinau, ar 8 bene kartą. Nežinau, galva nedirba, sergu ir nežinau, galbūt be reikalų iš viso nusprendžiau nufilmuoti šį video. Na, bet tikiuosi jeigu kas ne taip, tikiuosi atleisite, nes aš tikrai sergu. Ai, bet sugalvojau padaryti tą video, nes žinau, kad keletas merginų tiesiog laukia mano video ir, na, tiesiog galvoju, galbūt ir man nuotaika prasiskaidrins tiesiog nuo tos ligos. Užsidėjau šitiek makiažo, galvoju, kad neatrodyčiau tai baisiai, nes tikrai, kai sergu, tai nelabai kaip ir atrodau. Na ką, parodysiu keletą, kaip sakant, apžiūrėlių tokių, ką manau apie savo paskutinį, kaip sakant, pirkinuką, apie šiuos lūpų blizgius iš Revlono. Kai aš juos nusipirkau, aš labai džiaugiausi, bet man pasirodė, kad ir spalvos gražios, kad bus to spalvos pigmento, kaip parodyta, čia tokia ryški spalvytė, na nežinau. Man pasirodė jos visai fainos, kaip sakant, ir atidarius, štai atrodo jos šitaip, lūpų dažas. Lūpų dažas yra numeriukas 475, Icy Violet, ir tiesiog. Paskui yra iš blizgių, yra Nude Luster 0,40, tokia spalvytė. Na, aš ją pabrauksiu, dabar viską parodysiu, o paskui aptarsime. Čia yra Nude Luster. Toliau yra numeriukas 010 Shine City. Toks baltas, blizgus, labai blizgus. Matote turbūt. Toliau 030 Toast to Shine. Taigi, toksai. Toliau paskutinis blizgis yra 020 Pink Afterglow. Taip, Pink Afterglow. Na, uždėsime čia. Štai, Pink Afterglow, toks ir toks. Štai spalvytės. Na ir pamiršau dar tą lūpų dažiuką. Pabrėšiu čia šalia. Kaip sakiau, jo numeriukas yra 475 Icy Violet. Na, spalvytė lūpų dažo man visai nieko, tokia violetinė, nėra tokia blizgi, jokio to perlamutro, kaip sakant, per daug neturi, taip vat, nežinau. Lūpų dažo, aš esu patenkinta lūpų dažu, labai faina spalvytė, galiu pasakyti, patinka įpakavimas, patinka ta auksinė spalva, patinka, kad kamštelis yra permatomas, toksai va. Fainas toksai. Tai galima matyti spalvą. Na, patinka labai pakavimas, tikrai labai šaunus. Lūpų dažo spalva patinka. Lūpų dažu tikrai esu patenkinta. Toliau ką galiu pasakyti apie blizgius. Atsiprašau, kad taip įkvepiu, nes tiesiog sunku kvėpuoti man. Taigi, lūpų blizgių įpakavimu aš taip pat esu patenkinta, įpakavimas man labai patinka, kai tas užsukimas visas ir patinka man pats šepetėlis visai nieko, pačio blizgio pakabina nei daug, nei mažai, toks pats tas, 2 tokių užtenka ant lūpų, ta auksinė spalvytė man labai patinka, tas Revlon užrašas, na tikrai man patinka, tas visas įpakavimas, dydis, superinis. Toliau. Taip pat man patinka, kaip jie jaučiasi ant lūpų.
Aš dabar nesu su nei vienu iš jų pasitepusi, bet aš tepiausi, žiūrėjau, kaip jie jaučiasi ant lūpų. Jie nėra tokie kibus, nekimba. Na, tokie visai nieko, iš tikrųjų jaučiasi ant lūpų visai maloniai. Kvapo. Vakar dar tokia sloga, dar taip pauoščiau, nebuvo tokia labai galbūt stipri, šiandien aš neužuodžiu. Nors šiek tiek užuodžiu. Tokia kaip vos karamelė. Neturėčiau slogos, aš užuoščiau turbūt labiau. Tiesa, pauoščiau lūpų dažus, aš iš viso neužuodžiu nieko. O iš blizgių užuodžiu bent jau šitą, tai užuodžiu karamelę, kad lygtais kvapas. Labai sunku iš tikrųjų man užuosti tos kvapus, taigi, bet manau, kad kvepia maloniai. Bent jau šitą, ir kuri čia aš užuodžiu kaip karamelę kažkokią. Na, tikrai kvapas turbūt nieko yra. Ir, kaip sakiau, ant lūpų jaučiasi visai taip pat nieko, visai gerai. Tačiau, kas man nepatinka, kad jie yra per daug blizgus. Šitas nėra blizgus toksai, atrodo. O visi šitie 3 yra labai blizgus, palyginkite. Matote, šitas kaip ir nėra blizgus, o šitie 3 labai blizgus. Na, visai nieko, gerai, jie tegul būna blizgus, bet man pigmento neduoda tiek daug. Na, pasižiūrėkite, tas rūžavas man taip tepa ir ant lūpų, kai užsitepu, tai vos ne kaip baltas būna ant lūpų. Ta prasme, nu, nėra grinai kaip baltas, bet man trūksta pigmento. Man patinka, nes pasitepi vieną kartą, žiūrėkit, patepsiu o lūpos vis tiek yra rausvos. Tai kai pasitepi, nelabai ir matosi. Matosi, kad blizgu. Ir tiesa, laiko jie gerai. Nežinau, ką čia rašo apie juos. Yra nuo saulės apsaugo, SPF 15 yra. O ar jie ilgai išlaiko, net nežinau, bet šiaip tas blizgėsi jie palieka ant lūpų. Aš netaigi nesu patenkinta, kad jie yra man per daug blizgus ir nesu patenkinta spalvos pigmentų. Ir klausimas, ar aš juos rekomenduoju kam nors pirkti? Ne, aš jų tikrai nerekomenduoju pirkti ir aš labai gailiuosi, kad aš juos nusipirkau, tačiau nesigaliu, kad išbandžiau, nes aš galiu patarti jums, mielos merginos. Tikrai nepatariu jų pirkti, tai bergždžias pinigų išleidimas. Galiu pasakyti, kad aš už juos mokėjau kiek čia 17-18 eurų, aš tikrai geriau, nu, ta prasme, už 17 eurų 4 blizgiai ir lūpų dažas nėra blogai, tai yra super. Ypač jeigu nebūtų tokie blizgus ir turėtų daugiau pigmento, tai būtų super kaina. Tačiau, kai aš nesu tokia patenkinta, tai aš geriau už šitą kainą nusipirkčiau vieną lūpų blizgį, kuris man labai patinka, negu tuos 4. Negu tuos 4 ir lūpų dažą. Kaip sakiau, lūpų dažo esu patenkinta, visai nieko, tačiau šitais blizgiais nesu. Na, bet tiesiog nežinau. Ar kam padovanoti, ar tiesiog tegul jie puošia mano kosmetikos stalelį. Va. Na, šiaip, kaip sakiau, gražiai atrodo, bet nuvylė mane, nuvylė. Tačiau, kaip sakiau, kaina už tokį kiekį lūpų blizgių ir lūpų dažo nėra tokia ir didelė. O va taip, tokia mano nuomonė apie juos. Toliau parodysiu produktą, kuriuo esu labai patenkinta. Labai patenkinta. Ir nemaniau, kad būsiu tokia patenkinta, nes tiesiog buvo taip atskirai padėtas, be jokio įpakavimo, bet tiesiog pamačiau, kad su multivitaminu, atseit nagams padeda augti, iš Sally Hansen. Galvoju, reik nusipirkti, vienu žodžiu, pravers. Ir ką jūs manote? Superinis dalykas. Ir aš kaip pirkau, aš galvojau, kad čia bus lakas, kaip bei skautas ar kažkas tokio. Aš net tingiau skaityti, vienu žodžiu, net neskaičiau, pamačiau, kad parašyta Get Growing ir galvoju, nusipirksiu. Na ir ką, čia nėra lakas, čia yra toksai tiesiog kaip aliejukas. Užtepiama ant nago ir tiesiog įmasažuojame. Na, aš dabar ant lako tepu, bet tik to į jodelę ir į patį nagą. Na, žinoma, tik ne ant lako turite masažuoti. Ir
pavyzdžiui, aš turiu kitas priemonės, aliejukus, tai turiu labai ilgai trinti, man taip neįsigeria iš karto, taip gan ilgokai, netgi kartais paskui reikia nuplauti. Na, o čia nereikia nuplauti. Įsigeria super, nežinau, va, viskas, įsigeria. 10 sekundžių, va, uždėjau, patryniau 5 sekundės, 10, va, dar kelios sekundės ir išdžiūva. Ir nieko nereikia nuplauti, aš galiu tepti tą pagrindą, kaip sakant, tą base coatą. Ir, na, super. Super dalykas, iš tikrųjų, dabar mano vienas mėgstamiausių, tokių kaip aliejukų, vitaminų nagams. Čia skaitosi ir nagams, kad nagai augtų, ir odelėms vitaminai, kaip sakant. Ir rašome, tiesiog užtepame ant nago ir švelniai masažuojame ir viskas nudžiūna ir galime lakuoti ar kaip ką norite, ar norite tai palikite. Na, super dalykas, tikrai jeigu tokį pamatysite, tikrai rekomenduoju šitą produktą. Man patiko asmeniškai, man tikrai patiko. Vien, kad nudžiūna taip gerai ir taip gerai jaučiasi, nežinau, nes tiesiog matosi, kad pamaitina tos nagus, na, nežinau, man labai patiko. Na, toliau, kaip matote, esu nusilakavus nagus tą mėtinę spalvytę, ar kaip čia nagų tokia šviesiai mėlyna iš tikrųjų gavosi. Na, čia nuplėšiau tokį, tai čia taip pasidarė. Bet, nu, žodžiu, na, taip va, ant buteliuko tai va tokia spalvytė. Nežinau, kaip čia jums parodyti geriau. Net nežinau. Nu, žodžiu, tokia lyg mėtinė spalvytė, ant nagų atrodo taip. Ir man patinka iš tikrųjų. Aš tokios spalvos neturėjau. Ir čia yra 2 sluoksniai. Ir labai neblogai padengia, aš manau. Na, visai faina spalva, galiu pasakyti, esu patenkinta. Šia firmos Nails Ink London. Šią firmą nagų lakų aš tikrai nesu nusivylusi, labai superinė firmelė, aš turiu jų daugiau, turiu mažiukų tokių violetinių, skirtingų atspalvių, labai faina firma šita yra ir man patinka spalvos gražios iš šitos visos linijos, ką jie gamina. Na, aš esu tikrai labai patenkinta šitais nagų lakais. Paskutinis produktas, kurį nusipirkau patariama savo subscriberės, prenumeratorės, apie akių tušą, blakstienų tušą. Šis tušas pas mūsų atsirado, nu nežinau, prieš porą dienų iš tikrųjų, nu, kur aš dažniausiai perku parduotuvėje, kur dažniausiai įsigyju kosmetiką, tai toje parduotuvėje atsirado tik tais prieš kelias dienas. Aš jo anksčiau nesu mačiusi, o tikrai dažnai tenais užeinu ir jo anksčiau nebūdavo. Ir dabar tik jisai atsirado prieš keletą dienų ir aš iškart nusipirkau, iškart prisiminiau patarimą ir iškart įsigijau. Na ir ką, aš jo dar neatsukau ir čia vat rašo, firma čia yra L'Oreal ir man jį labai išgyrė ir aš galvoju, reikia pabandyti. Čia yra taip pat pirmas numeriukas, antras, iš pradžių tepame šitą. Na ką, bandau atsukti, nebuvau dar atsukusi, tačiau kaip jis nebuvo užpakuotas, tiesiog va taip paprastai. Na ką, baltas ir žiūriu kaip fainas koksai, žiūrėkite koks šepetėlis toksai, aš turiu tokį raudoną, irgi su baltu galu ir juodu, tačiau šepetėlis paprastas, o čia toksai, na jis nesilikoninis, nekoks, bet jisai yra toks lenktas, toks išlenktas, per vidurį plonėjantis yra, o iš galų tokie storesni. Man atrodo, kad bus labai patogu, labai. Reikės pabandyti. Šiuo metu nesu su juo pasidažiusi. Kaip sakiau, aš jo dar net atidarius nebuvau. Na, o juodas. Vau, koks lenktas. Na, fainas, fainas. Prašau. Jisai mažesnis, šiaip nėra toksai storas kaip anie. Tas mėlynas, kur turėjau iš L'Orealo 2 galų, jisai buvo toks storokas. Raudonas, man atrodo, toks biški mažesnis, o juodas dar plonesnis, bet jis nėra grinai plonas, bet jisai lenktas. Tas lenkimas man patinka, labai patogu bus dažyti blakstienas. Na ką, apie jį kol kas aš atsiliepimų negaliu pasakyti, tačiau man jį išgyrė
Ir aš jį nusipirkau, kaip sakiau. Ir man labai bus įdomu išbandyti, bet aš nujaučiu, kad jis tikrai bus geras. Nes tokio tipo tušai tikrai yra geri, kiek aš turėjau, nei vienu nebuvau nusivylus, netgi mėlynu ar juodu. Ir, kaip sakiau, viršų ima raudonas iš L'Oreal, iš tų dviejų galų, o šito False Lash Superstar nesu bandžiusi, tačiau tikrai išbandysiu. Taigi. Na ką, tiek tų mano produktų šiam kartui ir tiesiog noriu taip dar su jumis pakalbėti. Nežinau, ar jums šis video buvo įdomus ar neįdomus, nes tiesiog norėjau daryti tokio lengvo pobūdžio, nes kaip žinote ir matote, kad aš sergu. Nežinau, gal jums per video ten kitiems atrodysiu, kad aš gal normaliai atrodau, bet iš tikrųjų viduje mano ausis yra vos neužsikimšusios. Nosis čia taip, nežinau, irgi tokia užgulta. Gerklė skauda. Na, man čia būna netgi ir dantenas skauda visas. Atrodo, kaip dantis visus skaudėtų. Nežinau, ar kas nors iš jūsų esate tai patyrę ar ne. Bet aš kai pradedu sirgti, man būna visa galva užgauta. Ir ausis, ir nosis, ir akys, ir gerklė, ir dantenos. Net visas dantenas skauda. Tai baisus jausmas iš tikrųjų. Ir va dabar tokia šiek tiek užgauta esu. Nesijaučiu labai blogai, bet tikrai patikėkite, nesijaučiu gerai, todėl abejoju, ar aš čia nenusišnekėsiu ko nors ar panašiai. Na, ką dar noriu pasakyti, kad vakar, ką aš čia veikiau, vakar padariau tokį nemažą darbą, atrinkau iš savo kosmetikos stalelio, na, mažiau naudojama kosmetika, kurią pradėjau naudoti daug rečiau, kurios nepaliečiau kažkurį laiką. Na, atrinkau, ją įdėsiu, siūsiu savo, ačiū, kurias tą kosmetiką atrinktą siūsiu savo krikšto dukrytei. Taigi, kuri man laukia labai, paskui ką dar aš čia atrinkau plaukų priemonių įvairiausių jai. Na, nežinau, ar jums būtų įdomu pažiūrėti, ką aš atrinkau, na, net nežinau. Nemanau gal, kad jums būtų įdomu. Bet jeigu būtų įdomu, parašykite, bet jeigu neparašysite, tai ir nesvarbu. Taigi, ką dar čia? Ir iš tikrųjų galvoju, kodėl aš susirgau. Atrodo, sveikai maitinuosi ir viską, bet vat, paėmiau ir susirgau. O žinot, kiek aš nesirgau? Aš nesirgau metus ir 3 mėnesius. Nuo praeitų metų balandžio pabaigos. Aš nesirgau. Ir va dabar susirgau, nežinau, vadinas, organizmas nusilpo, aš galvoju, pasilpo. Gal per mažai vaisių valgiau, vitamino C, imunitetas pasilpo, na, nežinau. Nes šiaip aš manau, esu tokios nuomonės, kad ten vėjas mūsų nepertrauks, mes nesusirgsime, jeigu mūsų imunitetas bus pajėgus su to susidoroti. Su virusais, su bakterijom, su panašiais dalykais. Jeigu mes turėsim stiprų imunitetą, jisai susidoros mūsų organizmą su visais tais trukdžiais, kaip sakome. O dabar aš matau, kad mano organizmas nesugebėjo susidoroti. Ar su pravertų langu, ar vėjas perpūtė, ar kažkas panašaus, nežinau. Ir ką? Šiaip, pavyzdžiui, gyvūnai, kai suserga, jie nevalgo, ne? O vat aš susirgau prieš 2 dienas, aš valgiau ir užvakar ir vakar, o šiandien aš ką valgiau? Gėriau vandens ir valgiau 4 kivius suvalgiau. Ir viskas. Ir iš tikrųjų nenoriu, apetito nėra, tik aš suvalgiau kivius dėl vitamino C. Ir galvoju, eisiu dar apelsinų suvalgysiu tik vaisius. Nes nemanau, kad būtų organizmui gerai, jeigu aš pradėčiau valgyti ten kažką rimčiau. Na, nežinau, iš tikrųjų nežinau. Gal kokių daržovių su ryžiais ir visai nieko. Bet šiaip maistu organizmo sergant, maistu organizmo nepatariama apkrauti šiaip yra, nes kad organizmas neskirtų energijos virškinimui, o skirtų tą energiją susidoroti su virusu esančiu organizme. Taigi, čia mano mintys. Tai tiek šiam kartui, merginos. Tikiuosi sekančiame video
aš jaučiuosi daug geriau ir sekantis video galbūt bus daug įdomesnis negu šis. Na, nežinau. Tiesiog iki pasimatymo.